metais. Ir sveiki visi, su jumis vėl aš Maratonas ir mes šitame epizode, aš statysiu savo rūsį, jis tai nežinau, ką darys. Aš irgi rūsį statysiu. Taip, kur mano šaravai? Opa. Здорово, kaimynas. Jo, o tu nuo kaimynų užsidarei savo. Aš vis tiek tavęs stebėsiu. Aš einu medieną griaut. Aš tai turiu daug, bet tau neduosiu. A gal duosi? Aš tau duosiu vieną deimantą. Aš turiu deimantą. Nu, 2 deimantus tada. Man nereikia. 3. Aukso raktą duosiu. Realiai? Mhm. Už kiek medžio? Kiek rastų? 50 stakų. Gal nebereikia. Ai, ne, pas mane mažai 32 tik rastai lieka. Dėl to, kad viską išnaudojau grindim. Aš tai va medieną griaunuosi su savo naujais instrumentais. Gal aš papiginsiu tos aukso raktą. Kardą už ASL 2, 3. Už kiek? 3000 Eismo statyti tą. Aš pardaviau, žinau, už kiek toj pasakysiu. Už 59 000. Aš už 60 pastačiau. Tai eismo kitam epizodė statyti tą. Gal norėsim fermą automatišką. Tengi apsimokės. Kieno? Moliūgų. Žiūrėk. Vienas moliūgas šapė kainuoja beveik kaip 2 cukranendės. Ką? Pastabiškai čia netyčia nugriau biškai šitos kopėčias, bet atstačiau dabar. Aha. Nes aš savo remontą čia. Tai mes kitam epizode susipirksim pistonų ir observerių ir eisim statyti fermą. O dabar dabaigsime rūsius statyti. O didelę statysim tą fermą? Be leidimo reikia 20, x20 ir aukštį 20. Bet aš noriu už leidimą. Nes tipo mesgi į dieną 12 000, ne? Tai mesgi laisvai į dieną 12 000 užsidirbsim ant tos fermos. Jeigu bus didelė. Jo, jeigu bus didelė, tai galėsim šitą, kad stovės kažkas pas mus fermą. Nu ir šitą. Mesgi į dieną, taigi vis tiek daugiau užsidirbsim negu 12 su ta ferma. Tai galėsim kasdieną pirkti leidimą. Arba galės man nusipirkti leidimą savaitai. Nu, tipo, už 84 000, man atrodo, leidimą savaitai. Nu, bet iš pradžių dienai, kad kol gausim pinigų. Iš viso bomžai būsim, kai tik pastatysim. Pinigėlių iš viso neturėsiu. Ne tą nukirtau medį. Aš netyčia beržą nukirtau. Pas mane tu čia fermų bus. Ir jeigu nežiūrėt mano praeitų video, praeitų dalių, tai pažiūrėkit, yra kanale 3 dar dalis. Jau 4. Ja. Pas mane Tik kažkas nuolatai. Tik tais neikite mūsų rezidenciją. Ir nestatykit, nes čia kažkas buvo pristatęs kažkokių nesąmonių. Prie reso. Matei? Apristus plaktukus. Ką tu čia medį pastatei? Mačiau. Dėl to, kad pas mane visi kraštai tipo rasta. Mes kol šitą su Ainium neturėjom chatos, tai mes pastavę visą laiką krosnyse viską kepdavom. Aš krosnį neturiu. Turėjau, va čia turėjai. Ai. Čia viską kepdavom. Dabar aš tai viską čia pernešiu, čia tik bus šiaip gal
crafting table. Ten. Aš tai iš viso neturiu pirmo aukšto pas mane tik rūsys. Taigi būdelė ten. Nu, ten, bet tai šito stogo nėra. Arba, aš žinai ką, stogą darysiu ne iš bloko, o iš slebų. Apsimokėjau ir daugiau vietos. Ir tada galima 3 čestus dėti, o ne 2 į aukštį. Taip, tai aš čia greitai įsikasiu visą šitą teritoriją. Nu, įsikasim su, dastatysim ir jums parodysim, ką mes gerą pasakėm. Tai einam.
Nu, viskas, va. Laukiau, kol pabaigs jis. Nu, nori kažkas. Tai gerai, pradedam nuo mano chatos. Tokios va grindis. Tada sienos čia. Nu, čia nieko ir va. Darau paviškį čia strumą. Čia norėjau praėjimą, tada čia skeletas kažką daro. Einam pijaus pažiūrėtrės. Čia pasitar bus chata virš badelis. Ir rašykite į komentarus, kieno namas gražiau atrodo. Įvertinkit nuo 1 iki 10. Taip, taip. Dabar aš... Man reikia pagaliukų. Tai gerai, gal tada jau ir einam atsisveikinti šitam video. Ateik. Tai buvau aš, Mara Tomas ir Mara kažkas. visiems ate.